prašau, maldauju tavęs. Tokį dangą. Aš šiandien Kaune nebūsiu, menė, tu supranti tokį dalyką. Rytoj važiuoju į Kauną. Man blogai sakau, aš tau žmogau, tu nesupranti. Tai varykit durhatą, prie ko čia aš, nu. Varysiu, jeigu parveši. Parveš mane namo. Aš nevešiu tas nikus čia, aš rytoj negaliu nuvežti, jeigu tu nori. Aš nelauksiu čia parą laiko, nesikankinsiu, nežiūrėsiu iš tave. Eina nafik. Neužknis. Tai tu eik iš čia nafik, kas tave laiko, eik nafik iš čia. Eik, bomžauk, eik į laiptinę. Aš save filmuoju, ne tave, man pūs. Eik, važiuok su taksu, eik permest taksą, apgauk taksą. Aš nevažiuosiu šiandien niekur, aš šiandien visą dieną namie dirbsiu, baig, prašau. Nori važiuok, kur tu nori, man nafik tu man reikalinga, psichinė ligonė, nestabilija. Rašyk močiai, duodant taksą, pis nafik iš čia. Ir paskui rašinės vakare, oi pasilgau. Nerašysiu, aš tau tik nerašau niekada. Jo. Tu visą laiką rašinėjai. Gėdė, aš tau siūlau skirtis. Au! Išsiskyrė. Baig mane mūs daunas. Išsiskyrė. Pasakai, išsiskyrė dabar. Mes išsiskyrė. Sieki. Išsiskyrė. Ir tu mane paliksi ramybėj dabar. Paliksi. Tai mes išsiskyrė. Paliksi ramybėj. Paliksi ramybėj, aš tau sakau. Prisieki. Prisieki. Nemuš mane. Prisieki. Nes jeigu ne, man mokės 10 štukų tada. Jeigu apie mane kalbės, man parašys, ar kažkaip bandys susisiekt, man 10 štukų skoloj bus. Supratai? Supratai? Jo. Supratai. Va, tu 10 štukų. Bomžas. Viskas. Tu mane muši ir jie sako, kad gaila tavęs. Tik manęs gal gaila. Šį kartą mušu, nes tu prižadėjai gražiai. Kol dar aš ramiai sėdėjau, gražiai prižadėjai. Nebandyk, sakau. Nebandyk. Aš save filmuoju. Kokią video nedaryk. Aš save filmuoju, man iš laivą darau, bet aš save filmuoju. Save filmuoju, va. Ką tu man čia meluoji, sakau. Save filmuoju, Ką realiai. tu man čia meluoji. Klausyk, Buvai atsukęs į mane ir jeigu aš pamatysiu šitą įrašą, vis tiek pamatys. Aš ką nors sugalvosiu tiesiog. Pasiskųsiu žmogaus teisėm. Nežinau, kas tau čia labiau aktualu. Ką tu norėtum. Per daug žmogau, per daug. Čia yra viešas kontentas. Čia yra viešas gyvenimas. Klausyk, čia mano kambarys. Ir privatus gyvenimas. Tai parveš mane, sakau, namo. Iš savo kambario, iš savo namų. Prašau, padaryk tai. Rytoj nuvešiu. Pasakau, aš koks gražus, tai aš galiu daug kam pasakyti, katinas gražus, koks mielas, koks gražus, tu matai, nelabai skiriasi. Kokie čia jausmai? Kokie čia jausmai? Čia bandymas, turėti kažkokius jausmus, bandymas tik tai. Ir niekaip neina. Ir jau užtek šitos nesąmonės beprotystės, kažkokios šlikščios beprotystės. Tiesiog aš tau pasakysiu atvirai. Viskas, ką tu čia darai, viskas šūdas tiesiog. Užtektų nubėgti pievą, nuskinti gėlę ir tu čia jau štuką žiūrėtų. Ar tu supranti, kad žmonės neturi ką jie žiūrėt. Jie žiūrės bet ką, o ne tavo šūdus kažkokius. Nes tiesiog nėra ką daugiau žiūrėt. Kodėl tu neini iš čia? Nes tu atsiveži mane čia. Tai tu pati Prašydamas, norėjai. kad aš būčiau čia. Bandydamas įtikint, kad viskas bus gerai. Šiandien tu ir bandėjai mane įtraukti tą gerumo, tokį aspektą, kad aš patikėčiau, kad viskas gali būti gerai. Ir paskui gražioj dienoj jis galvoja, kad aš nieko nematau. Kad ir ką tu darai, žmogau. Daryk tai, mane gaila. Nors ir Kim Kardashian tu pasisadink šalia. Jeigu jinai sutiks, tu žiūrėk į ją, grožėkis, bet be manęs, žinai, be manęs. Jeigu mes būsime draugai, man pažiūrėk, Deivis kiek turėjo mergų, komentuoja, gražiausias mergos, ledovos, ten pasidariusios, viską, tobuliausias, draugiškiausias, mieliausias. Nei karto nepavydėjau, nei karto man tokio blogo jausmo nebuvo, nes mes tiesiog kažkokie tai pažįstami beveik buvom. Ir tai yra geras, normalus, pasitikintis jausmas. O tu man sakai, kad myli ir paskui tu visiškai priešingai prie pat mano akių, net metrui nėra atstumo. Tu taip elgiesi. O galiu paklausti tavęs? Gali paklausti. Nemėtyk daiktų dūkas. Nemėtyk ir aš sakau, aš ginsiu savo turtą. Tai pabandyk. Baig, nemėtyk daiktų į mane, prašau. Aš save filmuoju. Užteks tada. Užteks tada. Nemėtyk daiktų į mane. Užteks tada, sakau. Gerai viskas. Daugiau nieko neturiu pasakyti. Sakytai, išsiaiškink. Padėkit man grįžti, tiesiog. Tai taikomės gal. Niekada. Baig.
Ne mes, nes bus blogai, aš jau sakau. Mesiu. Ne mes, Tai dar nebešneku. pakartosiu. Nebešneku. Dar pakartosiu. Nusikom, čia net gaidys, sako. O ką ne? Pakartok. Kiek tu tūsini savaitėm? Pakartok, kad sakai. Konšinas apsimyžęs duhas. O šitą, aš buvau nuskati pasimatymą atėjęs apsišykęs. Gali būti 1000 kartų buvai. 1000 kartų buvai. Taip tu dabar vertini savo psichiką, tau reikia psichuškarną. Pikta, susierzinus, įžeista, norisi verkti, Taip. bet neverksiu. Ir norisi grįžti namo. Tai kankinimas. Tai važiuok namo, kas tave laiko. Kankinimas. Tai važiuok namo, kas tave laiko, nu. Sakai, parveši tu. Rytoj parvešiu, jeigu šiandien tai pati važiuok. Tai ieškusi, kas galėtų mane parvežti. Atsiprašau, meilė. Daugiau aš nebežiūrėsiu į kitas. Žiūrėk, tiesiog nebūsi su manimi ir tiek. Baik, nemėtik daiktų, nu. Nemėtik. Mėtysiu. Už ką? Nu, todėl, kad kitaip prieit negaliu ir atimti tavo telefoną. Tai reiškia, mėtau daiktus, kita prasme. Apsileidęs kitų. Nenulaikom savo šiknaskilės iš... O tu tipo ideali? Ne. Tu matai savo minusą. Bet aš noriu stengtis būti. Tai kodėl tu mane maišyji? Stengtis būti ir tiesą sakant, kai aš nieko net... O kodėl tu dirbti neini? Ir jeigu būtų, tau be mašinos dar, tai iš viso ką tu darytum? Meilė, kodėl tu dirbti neini? Kodėl tu dirbti neini? Eisiu, tikėtina, jeigu Modestino padės tiktokeris, tai aš jam ir promaudą padarysiu, ir reklamą darysiu, ir laivą darysiu, ir prisiekiu visko, ko galiu stengsiuos, išmokti, ką ten tos merginos dirba. O kodėl tu esi niekur nepriima į darbą? Kodėl niekas nepriima? Nu, niekas nepriima. Aš dirbau Akropolyje 3 vietose, Kada? kai man buvo 20. Tai prieš kiek čia metų? Nu tai 7 metus. Tai kodėl Bet dabar? aš gyvenau Olandijoje ir dirbau ten 14 ar 40 skirtingų darbų per 5 metus žmogau. Tai gal nori taikytis? Nenoriu. O koks tu esi žmogutis? Ir žinai ką, matau, sakau, pabūtum mėnesį Afrikoje, tai tu va toks afrikietis gaidys va ir būtų. Mašina subirėtų iš vis, nes ten keliai blogi, gyventum susikalęs pats kažkokią tai lūšną, o ką gali parodyti, kas tau gėda, kas tau negėda. Kas buvo? Mesiu? Kas buvo, už ką? Nu, sakyk. Aš save filmuoju, meilė, aš save filmuoju, va. Gerai. Nemauš mane. Varyk namo, man nebereikia tavęs čia. Tai stengiuosi ieškoti. Nu tai eik piekam, eik valkatau, bunkės rink. Baig mane muš. Rytoj galiu per... Galėsime būti. Aš tavęs neprivalau niekur vežti, aš ne taksi, meilė. Baig. Atsiveži pats. Paskambinai tu. Nenubalsinu. Ir aš vėl pagalvojau, wow, viskas gali būti gerai. Baig, nebandyk. Kremai ne... Baig! Arbatos, bet... Baig! Nusikino manęs. Meilė, aš save filmuoju. Rodyk savo veidą. Aš save filmuoju. Rodyk. Nugi baigiam pjautis, meilė, kad tu supranti. Už ką, ar tu supranti kodėl? Ar tu supranti? Nu pažiūrėjau aš tą ukrainietę, pažiūrėjau, taip. Žvengi iš to, iš mašinos ukrainietės, o tu dieve, seni, ką tu ten darysi? Gerai, pamiršk. Sakai, man myli, meilė. Tu įsijungi tą supistą laivą, bet kada galima jungti tą laivą, bet ką galima sugalvoti, nereikia tau užsirašinėti, ką daryti, reikia tiesiog kažką daryti, reikia ką nors daryti tinkamu momentu, tinkamu laiku, o ne kažkokius šūdus. Ir ką tu man čia bandai parodyti, kad aš čia gailėčiausi, kad aš išvažiuoju. Gaila jo, skanaus maisto, gaila neturiu, aš tų šaibų, gaila man daiktų kažkokių, kuriuo aš net neturiu, bet tai nereiškia, kad aš jų neturėsiu ir man pohui apšė su tavim ir su nieko nesusitiksiu, man namų apranga, ar ten kažkur ekstra vieną kartą į pasimatymą nuvaryti kažkokį, tai žinok, turėsiu, man užteks. Iki tol, kol aš tą darbą susirasiu. Ir tu pamiršk, sakau, norėsi, galėsi atvaryti bet kurią šalį, kur aš būsiu. Galėsim leisti savo po kažkiek laiko, bent jau vieną kartą susitik pasižiūrėti, ką praradom arba atradom, doesn't even matter. Tai taikomės ir skiriamės. Alio. 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 Alio.
Alio. Tai tu nebenori taikytis, be šansų. Be šansų. O dėl ko? Be šansų, pamatysi, be šansų, jeigu ir tas molestino nepadės. Nu. Yra daug agentūrų prasčiausių, šudiniausių. Rasiu aš vis tiek. Ir patikėk, mamos iš Moldavsko paskolintų man tikrai, aš nebūsiu čia daugiau, užteks man ir aš grįšiu vėl į tą patį ratą, kur man buvo žymiai geriau. O šitą klausyk dabar, dėl ko tu nepalikai? Nes 2 metus vyksta visiškai tas pats. Žmogus duoda kažkokį tai laimės jausmą ir tada kažkaip sugriauna tiesiog, nes kažkas tai yra blondinė, kažkas tai apsirengus gražiau eina, negu aš dabar su sporto apranga, kažkieno veidas didesnės lūpas turi ar kažką panašaus. Tu be mane žiūrėk su draugais aptarinėk ir paskui kai tu įsirenki kažką, tai tu pradėjai bendrauti tada. Nes čia yra labai didelis teisių žmogaus pažeidimas. O man, pavyzdžiui, jausmai atgimsta, aš pradedu mylėti per naują tave. Meilę taikomės, prašau tavęs. Maldaviškai. Taikykis su savo 2 metų prisiminimais. Jeigu tu prisiminsi, ką blogai darai, tai taikykis su jais kažkaip. Įsipirk savo pats. Ne, man nereikia. Išeina nebeužsakinėja. Baig, nemės. Pamiršk, sakau, pamiršk. Tik paklausk. Pamiršk. Gerai. Na štai mes su Giedre skiriamės. Bėda sakė, nedarysiu ir daro bėda. Tai dabar... Jums tiesa. Šis jau. Nejungsiu. Rakink, aš nenoriu, kad darytum mano bėdą. Nenoriu daugiau iš viso, kad kalbėtum apie mane ir prisiekinti. Pamatysi, bus blogai žinok, tikrai. Palauk. Viso gero, Giedre. Tai dėl ko mes dabar išsiskyrėm. Tai ir žiūrėjau į bobas, tam važiavau su taškai, žiūrėjau į bobas kitas. Pypsnau ten jom. Nu, jau neprieš pavydėjau ir išsiskyrėm. Bet jūs patys pagalvokime šią logiką. Jinai su kitais miega, gyvena ten, laižosi ten, karočią, geria su pilna mašina čvako. Susitikinėja, ten susirašinėja, karočią. Ir, karočią, tipo, jai galima, o aš net pažiūrėti negaliu, kitas net papypsint. Nesąmonė kažkokia. Nelabai suprantu šito teiginio logikos. Ta prasme, jeigu mano mergina manęs negerbia, išdavinėja mane, miega su kitais, gyvena su kitais, laižosi su kitais, manęs negerbia, menkina, žemina, įžeidinėja, vagia iš manęs, muša mane. Tai ta prasme, kodėl aš negaliu, kaip minimum, jos nelabai gerbti už tokį poelgį su manim. Ta prasme, tipo, mergina gali daryti, ką nori, ir tipo, aš ją privalau gerbti, tipo, man rankų nešiot. Ne! Jeigu mergina negerbė savo vaikino, vaikinas turi pilną teisę negerbti jos. Suprantat? Ir man nesvarbu, čia mergina, vaikinas, bomžas ar prezidentas. Jeigu manęs negerbė, aš atsakau to pačiu, nes man yra skaudu, kai manęs negerbė, mane žemina. Suprantat? Tai jeigu jinai pati manęs negerbė, žemina, įžeidinėja, išdavinėja, ten muša, tai kodėl aš privalau, kodėl aš turiu ją gerbti? Jeigu jinai manęs negerbė, dauna, jūs atsilikę. Keisti jūs lietuviai esat, labai keisti. Dabar dėl Giedrės, dėl ko jinai taip išstambėjus, dėl ko jinai tokia sustorėjus, tai jinai vartoja Hanax ir dar ten kažkokius tai vaistus jie išrašė psichiatras. Tai 2 skirtingus vaistus vartoja, tikrai stiprius psichotropinius vaistus. Vartoja jinai kartais ir be saiko, nes tikrai yra prasta būklė, žmogus labai nepatenkintas savo gyvenimo, labai pavydus, neišauklėtas, piktas. Vienu žodžiu ir tikrai vartoja. Ir koks dabar yra šalutinis poveikis šitų vaistų psichotropinių, kur psichiatrai išrašo, tarkim, antidepresantai, psichikai ir taip toliau. Jie turi efektą, bet jie taip pat turi ir šalutinį efektą. Tai vienas iš šalutinių efektų, kad žmogus jisai tinsta ir labai daug valgo. Jis ne tai, kad sustorėja, jisai tinsta. Tai Giedrė yra tikrai tokia ištinus, tokia. Ir vienu žodžiu stambėja. Tikrai stambėja žmogutis. Bet čia nuo vaistų. Čia yra nuo viskių Hanaxų ir taip toliau. Nes jie turi tokį šaltinį poveikį. Žmogus tiesiog tinsta. Tinsta kaip
Pomidoras šiltnamį taip tinsta dabar. Nu tai kaip jinai mane padėjo į vietą, kaip jinai mane suvartė, nu kaip? Kad eik darbą susirask. Prie ko čia darbas? Darbe man tiek samdomam darbe, man tiek nemokės, kiek aš gaunu šou versle. Pirmas dalykas. Antras dalykas, nėra jokio darbo, manęs nieko nepriima, netgi Hesburgeriai ir McDonald's manęs nepriėmė. Ta prasme, visi darbai yra pažintims, pažįstamiems, artimiesiems, draugams. Bet tikrai, kad netokiam kaip aš, kur ten šiandien nieko neturi, ta prasme, jokių pažinčių, jokių ten artimųjų įtakingų nieko. Vat, visiškai vienas, viskas savo rankom, įkūriau verslą ir tikrai gerai finansiškai gyvenu. Taip kad, koks darbas, jeigu jo nėra, jeigu nieko nepriimana. Man nebuvo kur tėtis, aš privalėjau įkurti savo verslą, kad gerai gyvent, kad turėtų už ką gyventi, už ką valgyti. Tai tikti savo verslą ir nieko daugiau. 30. Ką tu kurva gali kalbėti, kai tu tokia nekalta, tokia gera, tokia angeliukas, bet su 30 vyrų prasidavus. 33! By the way. Ir Maibakas, okei, gal jis nėra stabilus, gal jis nusišneka kartais, bet jeigu jisai pastovi kiekvieną laivą šneka, jinai pisa su kitais, jis pastovi šneka, kaip jinai su kitais pisa su juo būdama. Tai jau kokie 40 bernų gal jau, net nebe 33. Kad čia apgailė. Ir mes nupirkom iš to OnlyFansų, Aš to OnlyFansų Ofelija jai nupirko valgyti. Iš OnlyFansų Šaibų nupirko jį valgyti, o jinai kurva stumia po to mūsų, kai gauna maisto, blėt. Šlikštu nahui. Šlikštu taip elgtis, tiesiog nedėkinga visiškai. Dabar dėl Giedrės jinai labai daug meluoja. Kad jinai iš manęs negavo net centų yra didžiulis melas. Jinai iš manęs yra pavogusi 300 eurų. Jinai iš manęs yra išreketavusi 500 eurų su savo bendrininkais iš Kauno. Taip pat yra daug pinigų, jos šiaip palikta per viskas atostogos, mes labai ir viešbučiai buvo įmami, ir išgerdavom, ir valgydavom ganėtinai prabangiai, ta prasme, labai nedėkingas žmogus, labai toksai piktybinis, nedėkingas, nepatikimas, toks neišauklėtas žmogutis. Giedrė, nerašyk man. Skatina. Na taip, Giedrė turi ir skylę, ir tikrai labai gražų kūną. Dar dėčiau 9,5 iš 10. 9 iš 10 minimum. Kodėl dabar jinai taip gerai negyvena iš savo skylės? Tai jinai yra nepradažno škūra. Jinai nėra prasidavėlė, jinai nėra prostitutka. Kaip kad dauguma kitų Lietuvos merginų. Tai aš tau iš karto atsakau į šitą klausimą, kad jinai sakė, niekada gyvenime niekada neprasiduotų už pinigus. Jai turi patikt vaikinas, turbūt jausmai galbūt kartais patikt, jinai pati turi norėt. Jeigu šitų trijų dalykų nėra, jinai su juo nesikruš. Tai, kaip sakant, pakankamai dora mergina. Aišku, mane išdavus, pažeminus, įžeidus daug kartų. Todėl aš su ja taip bendrauju atitinkamai, bet jinai tikrai nėra kalė. Giedrė nėra kalė. Pasileidus, bet ne kalė. Tai dar vienas video apie ją ir dar kartą kartuoju, kad Giedrė yra melagė. Aš ją labai stipriai rūpinaus nuo pat mūsų pažinties pradžios, labai stipriai rūpinaus, labai daug pinigų išleidau ant jos, ant mūsų. Ir jinai yra, ta prasme, paskui pradėjo manęs negerbti, išdavinėt, vogt, laužyti daiktus, reketavo vieną kartą mane su bendrininkų grupe. Tai aišku, paskui viskas sugriuvo, bet jinai čia viskas sugriovė, o ne aš. Jinai viskas sugriovė dėl to, kad yra visiškai psichinis ligonis, nenormalus žmogus, nepakaltinamas, agresyvus, nepatikimas. Tai dabar tai čia kiekvienas šivakas tokios merginos, kaip sakyt, nebegerbtų ir mažiau mylėtų ir jau mažiau investuotų į tokią. Nu, aš nežinau, mano tai toks mąstymas. Jeigu iš jų tokie oligarchai, kad tokias šartų, tai nafik. Lau, su kuo aš susitaikiau. Dieve, tai nieks dar neaišku, bet mes duodam vienas kitam šansą. Taip, aš būsiu labai normalus vaikinukas. Aš irgi būsiu normali mergina, tikiuosi. Sveika sugrįžus, Giedra. Aš pagalvoju, kad tatu pasidarai.
Taigi, matėte visi mano videon, visi matėte ir jo videon, tai matėte, kaip keičiasi greitai, nežinau, kada jūs pamatysit šitą video iš tikrųjų, bet yra daug reikalų ir labai, tiesą sakant, viskas neaišku, tai reikėtų, kad kažkaip įsispręstų. 2-3 dienos ir vėl skirsimės, aš jums garantuoju, tai žmogus nenormalus, bet mylimas. Nu, tai man lygiai tas pats, visiškai žmogus nenormalus, bet kartais man normalus, bet sunku ir be jo, tai va čia sakau tokia dilema, kur, nu, mes, kažin ar čia įspręsim. O kuo aš nenormalus? Nu, erzinimais. Pavyzdžiui, kokiais? Nu, tiesiog erzinimais, tais užgauliojimais visokių žodžių įvairiausių. Pavyzdžiui. Maišymas. Pavyzdžiui, kokį žodžią, nesuprantu, apie ką tu šneki. Tarkim, boba žodis. Boba, nu. Nepatinka man. O tu mane pritūko vadini, man galvoju Dėl to, patinka. kad tu mane boba vadini. Toliau kas? Tai tik vienas žodis, man tik šito blogai boba. Jo. Vardink, melė, kas blogai, ar tik tai šitas dalykas? Negali nebaigti. Yra daug daugiau dalykų, bet aš nelabai noriu sakyti, sakau, noriu, kad jūs biškai pagalvotumėt patys ir suprastumėt. Tai... Nu tai vis tiek, galime sakyti, beveik susitaikėm jau. Nu, pažiūrėsim. Bet tas šiukšlinimas irgi, nu žodžiu, toks labiau, reikėtų, kad būtų labiau koordinuotas. O tai kodėl tu nesutvarkai šiukšlių? Dabar aš ką tik įlipau ir tau tas šiukšlės, tai aš tau padėsiu susitvarkyti. Gerai, lauksime. Gerai. Taigi, žiūrėsim, kaip seksis toliau, atsiprašau, aš noriu dabar savo čipsus nuo vakar, kurie jau iki parduotuvės, mes dabar važiuojam. Gerai, tai, karoči, kontentas grįžta, Giedrė grįžo, laukit video, gerai?